Memi, sakyk labas. Labas. Mei, nori paskaityti knygą? Ateik paskaitom knygą. Parodysi mamai. Ateik atsės pas mamą ant kelių. Va, taip, va. Ir galim paskaityti knygą. Va, žiūrėk. Višta kiaušinį padėjo. Gaidys giedoti pradėjo. Kakarėkų. Šuo linksmas savo kaulą graužia. Katė savo medį snaudžia. Pažiūrim, kas toliau. Pažiūrim. Memi, paleis. Avis darže rado morkų. Ožys šoko per tvorą. Žąsis lesalo rado. Kalakutas snapą krato. Arklys laksto po pievą, o karvė duoda pieno. Stovi ramiai asiliukas, taškosi purvynę paršiukas. Lama rodo savo kailį, triušis vaikosi drugelį. Paglostyk mažylį. Va, paglostim kačiuką. Šuniukas. Taip, glostam šuniuką. Kaip loja šuniukas. Au. Maži šuniukai labai linksmi ir draugiški. Jie mėgsta graužti kaulus ir žaisti. Smagiausia jiems būti su mama. Viščiukas. Kaip cypsi viščiukas? Cyp. Viščiukai išsirita iš kiaušinių. Mama višta viščiukus vedžioja. Matai, kaip vedžioja po pievą. O tėtis gaidys saugo nuo pavojų. Viščiukų pūkinės plunksnos ryškiai geltonos. Matai, kokios geltonos plunksnos? Taip, verčiam kitą puslapį. Čia yra paršiukas. Kaip kriuksi paršiukas, Mija, žinai? Kriu. Paršiukai mėgsta išdykauti ir maudytis purve. Jie mielai kremta lapinės daržovės, va, pavyzdžiui. Čia, pavyzdžiui, burokėliai. Kiaulė yra paršiukų mama. Čia yra kumeliukas. Ir kaipgi žvengia kumeliukas? Jo. Kumeliukas mėgsta lakstyti po pievą ir dūkti. Jis ėda žolę ir avižas. Mama kumelė rūpinasi kumeliuku. Ir kągi turim paskutinį? Čia yra maža avytė. Arba dar kitaip, čia yra ėriukas. Kaip bliauna ėriukas? Be. Maži ėriukai labai mieli ir linksmi. Jų vilnos švelnios ir garbanotos. Ėriukus prižiūri mama avis. Va, kokia mama avis. Viskas. Ui. Šita knyga vadinasi Woof. Ir kasgi čia slepiasi už kiemo vartelių? Čia draugiškas šuniukas. Au. Ir kasgi čia slepiasi už vazonų? Čia žaismingas katinas. Miau. Ir kasgi čia slepiasi už durelių? Čia alkanas triušis. Niam. Ir kasgi čia šitam tvenkiny? Žiūrėk, čia varlė. Čia laumžirgis. O čia slepiasi
Žuvytės. Bulbul. O kasgi čia medyje? Čia laimingas paukštelis. Cip, cip. Ir jos triukšmingi paukščiukai. Cip, cip, cip. Kas slepiasi ūkyje? Mažas viščiukas ieško savo mamos vištos. Ar jinai slepiasi už žolės? Ne, čia avis. Ba, ba. Ar jinai stovi už šieno kupetos? Ar jinai... Čia boružėlė. Ar jinai slepiasi už šieno kupetos? Šiena, auč, auč. Ne, čia karvė. Ne, Mū, mū. Šiena, auč, auč. Ar jinai taškosi purve? Ne, čia kiaulė. Ar jinai žaidžia pievoje? Ne, čia arklys. Ar jinai cypsi tvarte? Taip, čia mama višta. Pok, 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 pok. Dar viena knyga apie ūkį. Traktorius važiuoja, o čia yra baidyklė. Verčiam kitą puslapį ir čia. Sveiki atvykę į ūkį. Mes atėjome aplankyti vištų ir pažiūrėti, kiek kiaušinių jos padėjo. O čia kačiukas gaudo pelę. Vištos labai džiaugiasi, kai joms įdedi valgyti. Up. Čianais šuniukai bėga pasilakstyti po laukus, nes šuniukai gano avis. Štai šuniukas avytas suvarė į tvartą. Šitame ūkyje labai daug gyvūnų, kurie užima daug laiko. Štai čia yra kiaulės, kurios taškosi purve. Čia šuniukas, kuris vedžioja vištas. O čia arklidė, kurie arklys valgo šieną. Ir tik, ups! Pelytės pragraužė šienės skylę ir kačiukas nukrito ant arklio galvos. Ai. Karvės ganosi pievoje, kuomet traktorius pradeda važiuoti namo. Dar viena sunki, ilga diena baigėsi. Traktorius važiuoja namo. Viso gero, ūkį! Pasižiūrėsim, koks čia ūkis. Štai matome karvę, kuri valgo žolę. Pasižiūrėkime šitą ūkį. Ką jame atrasime? Vištos kapsto dulkėtą žemę. Jos čia randa maisto. Antys plaukioja, nes jų kojos yra labai ilgos ir ypatingos. Štai ateina viščiukai. Cip, 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 cip. Ožkos užlipa beveik visur. Joms patinka būti aukštai. O karvės ganasi pievose, bet šitas tvartas jas saugo nuo lietaus. Štai kokia karvė. Mū. Kiaulės gyvena kiaulidėse ir vartosi purve visą dieną. Žiūrėk, kokia kiaulė. Kriu, 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 kriu. Arkliai miega arklidėse ir rupšnoja šieną. Valgo va kaip šieną, žiūrėk, va taip va. Šuniukai padeda ūkininkui, kai yra daug darbo. Žiūrėk, kaip šuniukas laimingas vizgina uodegytę, matei?
Avims šiltas savo vilnoniuose apsiaustuose. Jų ėriukai taip pat minkštučiai. Nu ką, baigėme skaityti knygas šiandien? Rytoj skaitysime knygas kitas. Šiandien skaitėme knygas apie ūkį, apie gyvūnus, o rytoj skaitysime kitokias knygas. Gerai, Mija? Pasakyk, ate. Pamojuok. Ate, pamojuosi? Pamojuok, ate.